prakeiksmo įkalinta tapau drakonu. Turėjau paklusti kiekvienam drakonam norui. Kiekvienas burtas, kiekvieni metai buvo naujas prakeiksmas. Metus turėjau medžioti ir naikinti undinių grupės. Turėjau palikti savo vaikus, bet prieš tai pasirūpinau, kad jie būtų su savo būsimais maloniais tėvais ir svarbiausia, kad jie gautų meilę, kurios aš negalėjau jiems suteikti. Buvau išsekusi, nes buvau įstrigusi drakono kūne, be balso negalėdama nieko pasakyti, nes mudu su drakonu tapome vienu ir jis buvo tas, kuris mane valdė. Tačiau vieną dieną drakonas neturėjo ką veikti ir kol jis regai miegojo, aš galvojau, kodėl jis nepasinaudojo savo galiomis, jei gali jį sunaikinti. O kadangi jis ilsėjosi, panaudojau savo galiom prakeiksmui sulaužyti, ieškodama savo vaikų ir pasakydama jiems, kad esu gyva. Tačiau man grėsė pavojus, bet Zako ir Mimi dėka jie sugebėjo nugalėti drakoną ir aš pagaliau buvau laisva ir galėjau amžinai apkabinti savo gražius vaikus. Jūs turite neįtikėtiną vidinę šviesą ir be savo talento bei daugelybės prigimties esate žmogus, kupinas vilties, tikėjimo, meilės, išminties ir atsidavimo, be meninio ir asmeninio gyvenimo. Jums labai rūpi kitų, kurie sunkiai išgyvena gyvenimai. Jūs viską perteikiate, viską nujaučiate ir naudojate savo dovanas, meną ir finansinius išteklius, kad padėtumėte tiems, kuriems labiausiai reikia. Gyvenimas jūs išmokė, kad materialūs dalykai netrunka. Tai, kas lieka mūsų mintyse, širdyje ir sieloje, yra mūsų esmė, mūsų patirtus, mūsų daiktai, mūsų meilės, liūdesį ir pasvieces. Dalydami nepasiektam svajonę, dalydamiesi savo gyvenimu. Esate šviesa, o švyturis aplinkiniam. Jūs esate atvira knyga, bet jei jūs įskaudina, niekada nebebusite tokie patys. Galite atleiskite, niekada nepamirštate. Ir santykiai niekada, kad nebebus tokie patys. Visą savo liūdesį ir išdavystę pavertėte meilę, kantrybę, sąžiningumu, išmintimi ir universaliu galiu. Jūs jau